Profesinio rengimo centre vyko respublikinis eskavatorininkų valdymo meistriškumo konkursas. Ypatingose rungtyse sugebėjimus valdant techniką demonstravo ir mokiniai, ir mokytojai, taip pat įmonių atstovai. Anot organizatorių, čia puikus būdas tiek formuoti, tiek tobulinti įgūdžius. Marijampolės profesinio rengimo centro sektoriniame praktinio mokymo centre įvyko jau tradicija tapęs ekskavatorių valdymo meistriškumo konkursas. Dviejose klasėse, tai pirmojoje mokinių dalyvauja iš dviejų profesijų, tai yra kelininkai ir melioratoriai. Antrojoje klasėje profesionalų, tai dalyvauja tiek profesijos mokytojų, tiek įmonių atstovų. Bendrom skaičiuje virš 200 dalyvių šiandien yra. Nauda visokeriopa, tai yra viešas renginys, pasimatuoti, pasižiūrėti savo įgūdžius. Mums kaip verslo atstovom tai labai įdomu pasižiūrėti būsimą jaunąją kartą, gal potencialius darbuotojus, specialistus, sunkiosios technikos valdytojus, gal rastume ir specialistą kokį savo komandą. Dalyviai žinias pademonstravę teorinėje konkurso dalyje sėdo už ekskavatorių vairo ir savo sugebėjimus išbandė ypatingo tikslumo ir profesionalumo reikalaujančiose praktinėse rungtyse. Už manęs matote platforminį ekskavatorių, kurio pagrindinė užduotis į atitinkamo diametro būtent talpas patalpinti atitinkamo diametro kaištį. Toliau yra antroji rungtis su autogreideriu, tai iš esmės ten yra daugiau užduotis pademonstruoti būtent priekinio kaušo valdymo profesionalumą, vartant tam tikros formos objektus. Na ir paskutinioji užduotis su mini krautuvu, tai panaudojant vieną iš priedų, vėlgi kamuolį būtent patalpinti į atitinkamą zoną. Anot organizatorių, tokių konkursų metu formuojami įgūdžiai mokiniams tikrai praversiantys ateityje. Jau darbinėje veikloje, o profesionalams tai proga pasitikrinti ir pasitobulinti. Šio konkurso pagrindinis tikslas yra pademonstruoti profesionalumą valdant kelių statybos, melioracijos ir žemės ūkio techniką, kuria būtent realioje darbo rinkoje yra atliekamos užduotys. Be abejo, nes praktinės žinios yra už viską svarbiau. Teorija svarbu, bet praktinės žinios, jų patikrinimas, pasibandymas yra labai svarbu. Direktorius sako nebejojantis, kad visi konkurso dalyviai, mokiniai, mokytojai ir įmonių atstovai gauna nebejotinos naudos, o šios profesijos darbo rinkoje tikrai labai paklausios. Šiemet konkurse geriausius įgūdžius mokinių grupėje pademonstravo Marius Vaitkevičius, profesionalų kategorijoje nugalėjo Artūr Bužinskiai. Prizinis fondas šiais metais siekia daugiau nei 1200 eurų.